Tęsėme mūsų programą. Dabar informacija iš Tarybų Sąjungos, užsienio ir video siužetai iš Lietuvos. Tai aš norėčiau perspėti dar kartą, jaunuoliai, žinokite, kad krašto apsaugos departamentas, valstybės saugumo departamentas, visi jie taip vadinami, neteisėti. Jūs įtraukia į baisų dalykai. Dėkui už šitą interviu. O aš su jumis atsisveikinu. Viso labo. Dabar yra, prezidentė, dalykų, dėl kurių jūs pasikarščiuojate? Aš vieną kartą skaičiavau, mano pavardė buvo paminėta 101 kartą vienam laikraštį, vienam numerį. Tai galite įsivaizduoti, koks tai džiaugsmas yra žmogui. Nu, galite tiesiog žmogiškai, kaip gali priimti. 101 kartą vienam laikraštį numeryje? Taip. Visur su neigiamu atspalviu? Be abejo. Tik tai, nes su teigiamu praktiškai aš beveik nieką neskaičiau per 5 metus. Jūs sakėt, kad jūs tikrai nebijot išbandymo valdžia ir garbe ir dabar galite tą patį tvirtinti, jūs atlaikėt, nepasidavėt jokiom pagundom. Absoliučiai teisingai, bet jūs labai daug žinote apie mane. Noriu sužinoti dar daugiau ir kad kiti žinotų, mes iš tiesų per mažai pažįstam savo vyrus valdžios. Ne, tas dalykas manęs neveikia visiškai. Iš tiesų, Iš tiesų. Mokykloje jūs buvot labai toksai tylus, ramus vaikinukas. Ar teisingas toks įvaizdis? Ar toks ir buvo? Na, bent jau politiką tada neužsiminėjau. O ko užsiminėjot? Sportų, knygas mėgau. Mėgau aktyvų gyvenimą. Šiandien Seimui svarstyti pateiktas buvo radio ir televizijos direktoriaus Laimono Tapino atsistatydinimo raštas dėl jo atleidimo iš užimamų pareigų nesibaigus jo įgaliojimams. Seimo nariams buvo išdalintas nutarimo projektas, kuriame siūloma atleisti Laimoną Tapiną iš užimamų pareigų. Neišsijungia niekaip, kas geresnė premjerė, eina savo ruoštų. Ir šalin rankas nuo laisvo žodžio. Šalin rankas nuo laisvo žodžio. Šalin rankas nuo laisvo žodžio. Meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Kur konkrečiai nurodyti yra atvejai, kai yra šaukiamas slaptas balsavimas? Visą laiką, kai yra balsuojama dėl personalijų, nebūtinai, aš tai kaip pavyzdį paminėjau dekanės rinkimus, kai balsuojama dėl personalijų, balsavimas turi vykti slaptai. Na, mūsų tarybos pirmininkė yra teisininkė pagal išsilavinimą, dar be visų kitų išsilavinimų, tai aš kažkaip pasitikiu tą jos pasakymą, nuo punkto dabar negalėčiau pasakyti, kuris yra. Ne, mums reikia kolegos tiksliai išsiaiškinti. Man nuomonės, čia kažkokia paprotinė teisė ar dar kažkas šitoj vietoj negroja, nes čia yra rimti dalykai iš tikrųjų ir tada aš tikrai prašysiu pagrindimo.